moteris susimasto, kad jai kažko trūksta ir kad kažko reikia tik po to, kai jos draugė apie tai pasigiria. Šiaip, žinokit, jį pati tokio supratimo, kad jai kažkokio daikto reikia, neturi. Daktarė, su manim kažkas blogai, skundžiasi pacientas. Visi aplinkiniai, žinokit, juokiasi ir vadina mane bananu. Nepatikėsit, bet taip vadina, bananu. Daktaris kilstelė takius ir akinius, sako, nu kągi, reikia nuodugniaus apžiūrėti, tai nusirenkite žievę tuomet. Subtilus paprastas. Taip. Ateina vyrukas į kirpyklą, atsisėda ir pradeda aiškinti meistrui, kaip kirpti. Sako, reiškia taip, čia šonus, vieną taip pusiau skusta taip, o kitą nelygiai pusę. O taip paskusk, bet labai nelygiai. Vienoje pusėje turi būti daugiau likę plaukų, kitoje mažiau. Ant viršugalvio, tokie, sako, gabalais iškarpyk taip, kad būtų. O pačiam viršugalvėje, reiškia, kur jau momenėlis yra, padaryk tokią duobę išgriaušk viską, sako, išskusk. Nu ir, sako, gale nugaroje taip pusiau, sako, pusiau nelygiai apkirp, ta prasme, apipešiok. Tas kirpėjas sako, palaukit, nu, aš nesupratau, sako, bet aš taip, kaip jūs pasakojat, net kursiu, aš taip nepadarysiu. Tas taip atsisuka, jį sako, aha, praeitą kartą galėjai. Žiauru. Čia reikia išlaukti pabaigos šitam anekdote. Socialus anekdotas. Sunkiausia, sako, įsidarbinti moteriai. Visiems darbdaviams reikia vos per 20 metų perkopusios gražuolės, turinčios 10 metų darbo stažą, 2 aukštuosius išsilavinimus ir porą jau suaugusių vaikų. Kadangi aš nebuvau iki galo pasiruošęs, tai tęskite. Žiūrėk, dar vienas tada. Viršininkas pasako anekdotą, darbe reiškia, ne, visi juokiasi išskyrus vieną. A tu, sako, ko dabar čia nesveiki? Ką? Nematau reikalus, rytoj išeinu iš darbo. Okay. Na ir dar vieną turiu. Geras šitas. Įmonės irgi vadovas klausė, įsidarbinti jau priešingai norinčio vyro, o jūs vedęs? Ne, sako, ne, bet vis tiek, žinokit, darau viską, ką man sako. Sąžininkai darau. Anekdotas, kurio galiojimo laikas baigėsi prieš kelias dienas, kai pas mus į Lietuvą atkeliavo šiltesni orai. Žiemą lauki, kada ateis pavasaris. Pavasarį lauki, kada galų gale išeis žiema.